tikrųjų, mano aplodismentai deramai įvertino. Įspūdingas filmas, plačiam kontekste priminta labai daug dalykų, daug matytų veidų, kur kas jaunesnių. Ir aišku, tai yra labai filmas su labai stipria intriga. Tas konstitucijos kūrimas, tai bent istorija. Ir mano kaip vedėjo šitos diskusijos, pirmas klausimas jums, profesoriau. Ar viskas teisingai? Aš su dideliu susidomėjimu skaitysiu, kai turėsiu rankose šito filmo visą tekstą. Čia toks mano nepasiteisinimas, bet ir pasiteisinimas. Aš nelabai gerai girdžiu dėl savo amžiaus, gal dėl technikos. Ir aš norėčiau viską žinot, kiekvieną žodį, kas buvo pasakyta. Tai čia ir ne priekaištas režisieriai, bet priekaištas mano amžiui ir galimybėms. Aš labai kruopščiai skaitysiu šitą filmą, kai jis turės popierinį variantą. Tikiuosi, kad gal profesorius Riomeris pasirūpins, kaip nors išleis bet kokį popierinį, be viršelio, kaip nors iššifruotą visą tekstą. Tai čia mano pirma išlyga, dėl ko aš negaliu komentuoti, ar viskas teisingai. Labai daug žmonių, aš girdžiu, matau, kad jie kalba įsitikinę, įsikarščiavę ir tarpusavį ginčijasi. O aš net nelabai gerai girdžiu. Aš negaliu būti arbitras nei tarp jų, bet aš turiu daugeliu atžvilgių savo ir aš kai kur ten kalbu, iš pradžių man davė žodį, aš gana daug prikalbėjau. Turbūt taip reiktų man pasakyti patį svarbiausią dalyką. Mes darėm valstybę čia toje salėje, priimdami įstatymus, skirdami pareigūnus, įsteigdami institucijas, valstybės institucijas, patvirtindami dokumentus tarptautinius, kurie yra siunčiami kitos valstybėms. Tai tas parlamentas, aukščiausioji taryba arba atkuriamasis Seimas turėjo tiek, reiškia, tokių valstybės darbų iš visų pusių. Ir visa tai dabar yra matoma kaip istorija ir per mažai matoma, kad lygia greta ėjo kitas didelis darbas, tas pamatinis būsimos valstybės konstitucijos formavimas. Jau turėjom tą preliminarią laikinąją konstituciją, čia atskira tema, kur aš džiaugiausi, kad pavyko ją vis dėlto pasitvirtinti su visais jos trūkumais ir kai kada paradoksaliais prieštaravimais savo, nebuvo kada, bet reikėjo turėti iš principo, kad mes turim nepriklausomos valstybės konstituciją ir tai paskui dar mums ginčydavo. Jei kokie nors ten putinistai, tai iki šiol gali ginčyti, bet tai čia kitas reikalas. Bet tada ir Lietuvoje buvo ginčijančių. Tai, reiškia, konstitucijos kūrimas buvo tartum antrasis frontas, toks slaptas, neoficialus. Ir lyg tai nelabai matomas, gal ir ne taip, kam atrodė labai pagrindinai svarbus. Iš tikrųjų jis buvo be galo svarbus, nes galų gale mes tai gyvenam dabar pagal tai. Visi tie ginčai, muštynės, peštynės, melavimai, protestai, atitaisymai, korekcijos, visa tai yra tam tikra istorija, apie kurią kas nors gali romanus, dramas. Oi, kiek čia dramų galima padaryti iš tos medžiagos. Nepaprastai, niekas neužsiima. Nei Lietuvos literatai, nei Lietuvos istorikai nesidomi tą tikrąją valstybės drama. Bet greta to, štai tas antrasis frontas, antrasis planas, kokia bus ta valstybė.
ir kaip mes ją projektuojam, vykstant karui. Štai neseniai praėjusiais metais Virgilijus Čepaitis, kuris yra toks istorikas, iš dokumentų, iš archyvo savo asmeninio, kuris sukaupė fantastinę medžiagą, tikrų dalykų. Jis išleido knygą, kuri vadinasi Karas, apie visą tai, kas vyko po kovo 11-osios. Iš tikrųjų, jis teisingai vardino, vyko karas su Sovietų sąjunga. Kai kada ir ginklas buvo naudojamas, bet taip diplomatinis, teisinis, tarptautinių įtakojimų, visokių veiksmų karas, toksai superhybridinis karas prieš tą Lietuvos valstybę, kuri vėl nori būti, o priešas žiauriai nenori jos ir mūsų draugai irgi nelabai apsisprendę, ar čia jos tikrai reikia, o gal per anksti, gal kada vėliau pagalvosim, dabar mums šiek tiek trukdo, čia mes su Gorbačiovu gerai sutarėm, o jie čia trukdo. Tai mes buvom labai sudėtingoj, tokioj karo situacijoje keliais frontais. Vienas iš frontų toks slaptas frontas. Tai buvo konstitucijos kūrimas. Ir ten buvo karas. Čia kai kas yra atsispindė, aš irgi sakau, noriu labai patikrinti. Kai ką girdžiu, ką kalba Lapinskas, ką kalba Jarašiūnas, reiktų tą viską išsiaiškinti. Tiesą sakant, yra dar ir kitas filmas to klausimu, tai jis mane šiek tiek sunervino kažkada, aš nesu labai toksai nervingas žmogus, bet kai aš pamačiau tą kitą filmą, kuriame papasakota taip iš vieno kampo, tik tai. Ir kaip teisingi žmonės darė gerą konstituciją, o mažuma tokia neteisinga ir dar Landsbergis baisiai trukdė, kad tik nebūtų tos konstitucijos. Tai ten ta kova pavaizduota iš tos pusės. Ir kažkaip nepaisant to trukdymo viso, vis dėlto atsirado ta konstitucija. Bet ten tas pasakojimas toks keistas, juokingas, o ten jame filme Landsbergio net nėra. Jis ten nelabai svarbus buvo. Bet padarytas valstybės pinigais filmas, istorijai padėtas, štai, žiūrėkit žmonės, kaip ten buvo. Tai tas man nelabai patiko ir paskatino mane surinkti dokumentus ir padaryti savo, reiškia, dokumentų rinkinį. Čia yra Riomerio universitetas maloningai išleido, labai gražiai išleido, gražiai pristatyta buvo knygų mugėje šių metų pavasarį. Ir jau toje knygoje yra gabalas iš šito filmo. Aš labai norėjau, kad tai, ką aš pasakoju gerbiamai Ievai, kai jinai filmuoja, kad nelauktų kur tai sandėliukė kada nors. Tai jinai davė man avansų, dar neišėjus knygai, ten iš tikrųjų mūsų dialogas yra. Aš iš to padariau monologą, savo pasakojimą ir čia įsidėtas į šitą knygą, ką aš pasakoju šito filmo kūrėjams, kai to filmo dar nėra. Bet avansų gal aš numirsiu, gal niekas, gal tas filmas neišeis, gal Ieva nesurinks pinigų, valstybei nereikalingas dalykas. Jinai neturėjo pinigų. Taip, neturėjo, reikėjo rinkti čia organizacijos, matau, Motiekos fondas, dar kažkas, bet ir šiaip žmonės aukojo. Iš pradžių, man rodo, Narcizas savo pinigus dėjo ir kiti tokie entuziastai, kad būtų daroma iš tikrųjų teisingas dalykas, kad būtų visi žmonės apklausti ir visi dokumentai pajudinti. Dabar, kai aš matau, kad yra be galo plati ir svarbi medžiaga, tik aš apgailestauju, kad aš ne viską girdžiu. Aš negaliu, bet aš visumą matau visumą, kad yra labai daug ir labai svarbu, labai gerai, kad tai yra surinkta ir parodyta. Nors ir tai ne viskas. Ir tai ne viskas. Tas karas ir dėl konstitucijos vyko toks karas
aš truputį parašiau savo knygoje atsimindamas ir keikdamas save, kodėl aš tos medžiagos neišsaugojau. O ta medžiaga tai buvo prieš referendumą, jau balsuojant, jau padarius mums tą kompromisinį su išlygom konstitucijos projektą, vis dėlto atsirado bendras supratimas, kad negalim, taip kaip Vilkas sakė pirmininkė, nejaugi mes liksim be konstitucijos. Ir tiek laukta, tiek dirbta. Ir dabar sako, jie nesusitars. Jie ten raunasi tarpusavy, jie nesusitars. Reiškia, imkite savo rankas, darykit, ką aš buvau nusišalinęs, nes ten buvo mane įžeidę, reiškia, sakė, jis čia bus šališkas, jisai trukdys. Nu, ponai, broliai, darykit, labai fain. Aš o tiek darbo turiu. Man dar būt pirmininkaut konstitucijos rengimui. Tai man tikrai to nereikia. Jūs padarysit geriau be mane. Bet paskui neišėjo. Man teko, Vilkas Paragė irgi atėjo iš kitos politinės stovyklos, bet žmogus valstybiškai mąstantis. Ir suprantantis, kad bus didžiausia nesąmonė, jeigu jie nesusitars ir mes neturėsim konstitucijos. O yra data paskelbta, yra viskas sutarta, kada turi įvykti tas referendumas. Bet dėl ko? Turi būti projektas. Nėra projekto. Projektą turi sutarti tie, kurie rengia ir patvirtinti aukščiausiai tarybą. O tenais sutarimo nėra. Ir paskui, reiškia, tokia, taktinis ėjimas padėjo. Nes čia bus šiek tiek papasakota. Sutarėm, kad tai, dėl ko nesutarėm, atidedama iš šoną, o konstitucijos projektas patvirtina net su tais nesutartais dalykais, kurios paskui naujas Seimas jau paprastų balsavimų priimtų. Čia labai įdomu. Punktai buvo, dėl kurių vyko aršios kautynės. Ir vienas, reiškia, variantas buvo padėtas kaip juodraštis, bet jis bus svarstomas ir naujas Seimas jau priims tą paragrafą. Nieko nesvarstė, priėmė, taip kaip buvo tasai padėtas juodraštinis variantas, pasidarė nebesvarbu. Konstitucija yra, operacija atlikta, žaizda gyja, siūlės išimtos. Krapštyti dabar dar iš naujo, reiškia, gal kas nors kokį žodį nori pakeisti. Jau niekas net ir naujam Seime nebenori. Tai va čia taip, bet ką aš norėjau pasakyti, ko šitą filmą nėra. Bet turbūt turėtų būti išsaugota medžiaga. Tai didžiuliai plakatai. Vilniuje buvo išklijuoti, aš manau, visuose Lietuvos miestuose. Kažkas įdėjo daug pinigų. Galinga politinė jėga, žmonės, piliečiai, nebalsuokit už konstituciją, referendumo dienai. Ta konstitucija yra vergyje. O čia, man rodos, artiklė Antanavičius šiek tiek kalba apie tai, kad jį leis atiminėti nuosavybę. Ten tikrai yra punktas, kad esant reikalui, reiškia, paimama visuomenės naudai, gali būti paimta teisingai atlyginant, bet ne, o gali būti paimta, tai jie vėl nacionalizuos, vėl bolševizmas, vėl socializmas ir priešas lošia šitą kortą, gazdino žmonės, kad su šita konstitucija vėl visokių blogų dalykų yra ir geriau už ją nebalsuoti. Kaip kažkada irgi pavyko agitacija nebalsuoti už laikinosios konstitucijos papildymą. Mes tą būtumėm turėję labai ypatingą atvejį, čia irgi nėra nagrinėjimas. Aš šiek tiek panagrinėjau, nes aš ten arti buvau, aš daug ko išklausiau ir išsaugojau, ir atminti, ir popierėje, koks tai buvo klastingas projektas papildyti laikinąją konstituciją prezidento instituciją. Protingiausiai žmonės, teisininkai parengė tą projektą. Na, o oponentai niekino, kad čia yra ir kvailių, ir priešų, ir išdavikų darbas. Deja, su šita propaganda į televiziją 5 minutės prieš balsavimą išėjo Romualdas Ozolas.
gal ir jis paveikė. Reiškia, ten balsų nebuvo tada. Tos istorijos šitam filme irgi nėra. Ir nėra tų plakatų, kur žmonės agituojami, balsuokit už Seimą, nebalsuokit už Konstituciją. Konstitucija vergyje, nebalsuokit už vergyje. Nu, gerai buvo dirbama, bet kiek jie turėjo pinigų ir kas. Mes šiandien suprantam, kas. Visada tie patys. Bet tie patys, bet jie Lietuvoje turėjo turėti pavardės. Ir jokia prokuratūra netikrino, kas buvo tie veikėjai, kurie norėjo pakirsti valstybę pačių tokių jautriausių ir dviprasmiškų momentų. Matot, tai čia aš džiaugiuosi, kad tiek daug šitame filme pasakyta, aš matau, kad žmonės turi ką, aš tik tai norėsiu tos jų žodžius dar sakyti, dar turi paskaityti iš tikrųjų, ką jie sako ir ką aš pats sakau, dabar gal nepaneigčiau to, ką tada sakau. Profesoriau, aš suprantu, kad jūs kai kurių dalykų pasigėdote, bet čia tai būna, kai Jane Austen mylėtojas žiūri Jane Austen romano ekranizaciją, visada labai daug nebūna to, ko jis norėtų matyti, bet yra filmas, jie trumpina. Bet akivaizdu, kad jūs šitą filmą matote geresniu už tą aną blogą filmą, kadangi čia pakalbinti visi yra gyvi liudijimai įvairių pusių. Ir akivaizdu. Taip. Ir, taip sakant, ne paskutiniai vietoje šitam filme, tai savaime jau yra didelis privalumas. Dabar aš norėčiau truputį pakalbinti profesorių Vytautą Sinkevičių. Iš tikrųjų, mes matom tos liudijimus, kur buvo situacija, kai buvo metama moneta. Iš principo, svarbių konstitucinės reikšmės klausimų. Ir man asmeniškai, viena iš filmo kulminacijų, tas jūsų vienas iš paskutinių pasisakymų, kad kuo jūs labiausiai didžiuojatės, kad ir buvo tas teisinis lygis, politinis lygis ir politinėme lygyje žmonės sugebėjo įveikti tuos savo prieštaravimus. Jie atrodo buvo labai žiaurūs. Ir šitam filme labai matosi. Ir režisierė prieš filmą sakė, kad girdėjo liudijimą, kad Vytenis Andriukaitis išeidavo iš komisijos posėdžių, taip trankydamas durimis, kad tinkas birėdavo. Ir galų gale vis viena jie padarė tai, kuo jūs labiausiai didžiuojatės. Jie susitarė. Koks jūsų nuomonė pagrindinis faktorius, kuris padėjo tai padaryti? Na ir antras gal provokacinis klausimas. Jūs sakėt, kad tai buvo to meto konstitucija ir to meto supratimą. Ar tai reiškia, kad ateina laikas rašyti naują konstituciją? Ir kaip jūs įsivaizduojat, sektųsi dabartiniai teisininkų ir politikų kartai pasiekti susitarimą dabar? Gal aš nuo antro klausimo atsakyčiau. Tai manau, kad politinė kova, idėjinė kova, vizijų kova būtų tokia pati, o gal net aštresnė ir gal purvinesnė, ko gero, nes tada žmonės dar, man atrodo, kad atkuriamojo Seimo deputatai, jie niekada neleistų savo tokios leksikos naudoti, neleistų savo tai bendrauti, kaip dabar bendrauja politikai, kaip bendrauja, tarkim, aukščiausi politikai tarpusavėje. Tai vienas dalykas, ar reikia konstituciją keisti, tai jeigu pasižvelgtume į Jungtinių Amerikos valstijų konstituciją, jis susideda vien iš 9 straipsnių. Tie straipsniai kaip skirsniai būtų. Tai daugiau kaip 230 metų konstitucijai. Ir kai būdamas JAV kongrese, tokiam pačiam teisės skyriuje, paklausiau, reiškia, kaip jūs gyvenat pagal tą konstituciją, jie parodė lentynas, maždaug 600 tomų knygų, tokios knygos, Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo sprendimai. Ir sako, čia yra mūsų konstitucija. Tai, ką jūs skaitote, tai dabar turbūt studentas pirmo kurso kursinio darbo
neapgintų, jeigu jis parašytų tokią konstituciją, kokią turi dabar Amerika. Bet jie gyvena pagal tai, kaip yra išaiškinama. Tai štai aš manau, kad mūsų konstitucija yra gyvybinga tik todėl, kad buvo rastas kompromisas. Buvo priešprieša, bet buvo rastas kompromisas. Ir dvi skirtingos vizijos, viena parlamentinė respublika, kita pusiau prezidentinė ar net prezidentinė variantuose buvo. Tas dvi skirtingas vizijas pavyko sulieti į vieną bendro nacionalinę viziją. O politinė kova, ji buvo labai įdomi. Štai vienas iš fragmentų, kurių čia nėra. Kai juridiniam skyriuje buvo padarytas tas kompromisinis variantas ir mes su Juozu Žiliu bandėm klausti Lapinsko grupės narių įtakingų ir Jarašiūno grupės, tai kaip jie vis tik vertina tą variantą, kompromisinį variantą. Ir štai profesoriaus minėtas akademikas Eduardas Vilkas. Ne, čia visiškai netinka. Tai dešinieji gavo tai, kai nori, čia ko norėjau, stiprus prezidentas. Ne, už tokį aš nebalsuosiu. Reiškia, suklausiu Egidijaus Jarašiūno, kaip tau atrodo, Egidijau? Nu ką, Lapinsko variantas liko. Ne, tokia netiks, visiškai netiks. Ir tai likus, reiškia, tai yra spalio 4 dieną, kai jau susirenka tą frakcijų visų atstovai, nes visų frakcijų atstovai atėjo, paprašė, kad teisininkai pabandytų sujungti tas dvi konstitucijas. Bet mes supratom, kad jie tiesiog nori kiekvienas pasirodyti prieš savo grupę. Vienas prieš kairiuosius, kad štai matote, aš ginu vis tik parlamentinę, iki galo ginu, nesvarbu, kad čia kompromisas kažkoks, o kitas nori parodyti, kad jis gina stiprų prezidentą. Bet mes suprantam, kad tai laikinas dalykas tiesiog yra. Ir kai profesorius Vytautas Landsbergis pamatė tą projektą, paskaitė, ir kai keli sakiniai jo lėmė naujos grupės susidarimą. Aš matau geras kompromiso paieškas. Aš manau, kad galima dabar sėsti prie to teksto, jau kažkokio pirminio teksto, dirbti. Tai ta kova, kai jūs klausėte, reiškia, ar dabar jinai reiktų rengti konstituciją, tai kol mūsų konstitucija leidžiasi aiškinama, kol jį leidžiasi būti pritaikoma, kol jį netrukdo siekti pažangos, tai jos keisti nereikia. Aš net bijau apie tai galvoti. Gal vienintelį dalyką, ką aš pakeiščiau, tai apkaltos procedūra. Ir apkaltos proceso galutinį žodį tarti aš palikčiau vis tik konstituciniam teismui, o ne politikams. Nes politikai neretai vadovaujasi ne valstybės interesais, o grinai savo partiniais politiniais interesais. Ir aš prisimenu Narcizo Rasimavičiaus Rasimo žodžius viename iš komisijos posėdžių diskusiją. Ir jis sako, iš tiesų mes galim turėti demokratinę, parlamentinę, visą kitą, bet istorija rodo, kad visos visuomenės po to praeina per kažkokį diktatūros laikotarpį. Ir jo sakinys, kuris man tada įstrigo, visos valdžios Seimui, parlamentui atiduoti negalima, nes tai yra masė žmonių, dažnai korumpuotų žmonių masė, turi būti atsvara. Ir štai iš šitų dviejų vizijų, ką pavyko siekti ir ko buvo siekiama, ne tik padalinti valdžią, bet įvesti atsvaras, valdžių atsvaras. Tai dabar, kas lėmė, kad konstitucija buvo priimta, tai man labai įstrigo visų žmonių, kurie dirbo su tuo konstitucijos projektu, jau baigiamajame etape profesoriui Vytautui Landsbergiui vadovaujant, atsakomybės jausmas. Matėsi, kad jie perlipa per save, matosi, kad jiems nepatinka, bet jie turi sutikti, nes nėra išeities. Liko 2 savaitės, projekto nėra. Svarstoma, gal Seimą rinkti tik 1 metams ir jo pagrindinė užduotis parengti vieną konstitucijos projektą. Galbūt referendumui pateikti alternatyvius straipsnius,
alternatyvius skirsnius, tegul tauta apsisprendžia. Tai kaip jūs įsivaizduojate, atėjus referendumą žmogui, kaimo gyventojai, suprasti, už kokį straipsnį balsuoti, už kokią alternatyvą pasirinkti, priešprieša buvo didžiulė. Bet štai ta atsakomybė ir jausmas, kad valstybė negali be konstitucijos, atėjom iki to laiko, kad konstituciją turim turėti, neišvengiama. Bet dvi pozicijos išryškėjo ir kitų klausimų. 92 vasarą valstybėje labai sunkiai padėtis, ekonominė padėtis bloga, politinė padėtis bloga, nuotaikos visuomeniai labai blogos. Žmonės nepatenkinti valdžia. Žmonės nepatenkinti valdžia, atvirai nepatenkinti valdžia. Pavojus valstybei. Palaukit, tik valstybė bando stotis ant kojų, o žmonės visuomenė nepatenkinti valdžia. Tai visuomet. Tai štai dabar, reiškia, dešinieji mato, kad ta priešprieša arba nepasitenkinimas gali blogai baigtis. Jie nori priimti konstituciją ir pirmalaikius rinkimus daryti kuo anksčiau. 92 metų rugpjūtį, tarkim, dar. Kairieji priešingai. Jie sako, palauk, kam skubėti su tą konstituciją. 93 pavasarį priimsim. Jie sako, ko blogiau, to mums bus geriau per rinkimus. Bet kai jau susidarė tą derinimo grupę, ir kairieji, ir dešinėjai vis tik sugebėjo įveikti save. Ir tai tas atsakingas požiūris į valstybę, į jos ateitį, į jos raidą, jis matyt lėmė, kad pavyko vis tik priimti tą variantą. Bet dėl daug straipsnių nepavyko susitarti. Ir čia, kaip buvo minėta ir filme, kad galima po to pakeisti paprastą tvarką, ne. Per metus laiko nuo 92 metų spalio 25 iki 93 metų spalio 25 dienos tos straipsnius, kurie buvo pažymėti žvaigždutėmis, galima buvo pakeisti 3/5 balsų dauguma. Jeigu konstitucijos visos pataisos 94 balsų reikia, tai čia pakaktų per metus laiko 85 balsų. Nepaprasta dauguma, 85 balsų. Ir buvo mėginimų per tos metus, nuo 92 iki 93, buvo mėginimų, buvo registruotos pataisos Seime, buvo jos svarstomas, bet jų nebuvo padaryta. Ir išliko ta konstitucija, kuri išliko. O dar vienas niuansas, gal mažiau žinomas niuansas. Pažiūrėkit, kaip įsigalioja mūsų konstitucija. Konstitucija įsigalioja po oficialaus rezultatų paskelbimo ir ne vėliau kaip per 15 dienų turi pasirašyti aukščiausios tarybos pirmininkas, valstybės vadovas. Ar gali įsigalioti konstitucija, kuri nepasirašyta? Kodėl atsirado tokia frazė? Kodėl? Tai štai kažkas, kai jau buvo baigiama parengti tą galutinį projektą, kažkas iš kairiųjų sako, palauk, o jeigu Landsbergis nepasirašys, kas bus? Tai ką, konstitucijos neturėsim? Tai profesorius man pasakoja paskui, kaip aš galiu tautos priimtos referendumų konstitucijos nepasirašyti. Bet tai rodo priešpriešą ir tam tikrą nepasitikėjimą. Tai sako, tada padarykime, įrašykime straipsnį, kad konstitucijos įsigaliojimas nepriklausytų nuo parašo. Paskelbs rinkimų komisija, reiškia, oficialus referendumo rezultatus ir konstitucija įsigalios. Pradėjau ieškoti, o kaip buvo paskelbti referendumo rezultatai. Nėra oficialaus paskelbimo. Visi buvo tiek sutrykę, kad laimėjo rinkimus kairieji, buvusi komunistai, kad į šitą niuansą nieks neatkreipė dėmesio. Pasirodo, lapkričio 1 dieną, kai jau skelbė rezultatus, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko sekretorius Rinkevičius televizijoje skelbdamas rezultatus pasakė, o už konstituciją referendumo rezultatai tokie. Ir tai laikoma oficialių rezultatų paskelbimu. Dabar jeigu paklaustumėt studentų, kurie čia yra konstitucija, jis sakytų, palauk, tai nėra oficialus paskelbimas.
Bet argi mes kvestionuosim dabar, kad neturim konstitucijos? Nu, turim ją, taip yra. Bet daugybė niuansų, daugybė tų detalių, kurios tada atrodė, savaime suprantamos, išliks atmintyje, jos išnyksta. Ir dabar, kai pradėjom ieškoti, net Česlovas Juršėnas, tas krapštukas, nerado nei televizijoje, nei spaudoj oficialaus dokumento apie konstitucijos paskelbimą. Bet jis nekvestionuoja, kad referendumų tauta pritarė, kad dauguma pritarė, kad konstitucija yra ir taip toliau. O kad buvo skubama, skelbia visuomenėje jau projektą, kuris suderintas. 23 straipsnis. Ir buvo filme paminėtas žodis. Dabar parašyta konstitucija, nuosavybė gali būti paimama, įstatymo nustatyta tvarka, teisingai atlyginant. Lietuvos aidas paskelbė tekstą. Nuosavybė gali būti atimama. Skubėjimas, nes tas tekstas buvo pagamintas 2 valandą nakties galutinai. Tai ačiū. Gerai, ačiū. Dabar klausimai gerbiamai režisieriai Ievai Rasimaitė. Porą klausimų. Vienas, jūs turite kaip režisierė retą galimybę bendrauti su savo filmo herojais po to, kai filmas įvyko. Tai ar jūs išgirdote kažką, kas vertė pagal, o galbūt aš ką nors būčiau pakeitusi tame filme? Ir antras klausimas, bendresnio pobūdžio. Kaip mes jau supratom, jūs neturėjote jokio finansavimo. Ir filmo kūrimas truko 3,5 metų. Tai faktiškai jūs šitą darbą padarėte taip tiesiai šviesiai, už dyką. Taip? Ir tai kokia jėga privertė jūs tai daryti? Kas jūs nuvarė į šitas galeras? Koks buvo jūsų motyvas? Tai iš tikrųjų čia labai didžiulė dovana, kai kaip ir pradžioje pristatydama sakiau, kad kiekvienas pokalbis ir susitikimas su profesoriais tai yra naujos pamokos. Bet aš norėčiau atsakyti dar prieš tai klausimą, kurį uždavėt profesoriui Sinkevičiui apie naują kartą. Kadangi aš pati esu iš tikrųjų nepratus save vadinti režisierė, aš pirmiausia esu teisininkė, tai aš vis dėlto galvoju, kad jūs mus išlepinot tuo metu, kai dirbot tą teisinį darbą, išmintingą politinį darbą, jūs praėjot tas sunkiausius etapus. Tai dabartiniai teisininkai to nesupranta. Ir mūsų išlepinot. Ir nepaisant to, kad mes galbūt turim daug didesnių galimybių kažkokios teisinės minties studijuoti užsienyje, daug tokių galimybių, bet tos išminties tikriausiai mums pritrūktų. Tai aš čia mano tokia asmeninė nuomonė, bet vis dėlto norėčiau pabaigti pozityviai, bent jau ir mano kolegų, ir esu tikra, kad ir universitete, ir Vilniaus universitete yra puikių teisininkų, kurie, aš tikiu, jeigu reiks kažką ir pataisyti, tai tikrai perskaitys ir visas knygas, ir peržiūrės filmą. Aš tikiuosi, kad tikrai susipažinsiu tą istoriją. O kalbant, ką aš pati pakeičiu, jūs klausite apie konstituciją? Tikriausiai nieko, nes... Aš turiu galvoje filmą. Apie filmą. Nekeiščiau nieko, nes pirmiausia, tai yra tam tikra nuotrauka ir užfiksavimas, kaip man tuo metu atrodė. Ir iš tikrųjų tas darbas buvo labai ilgas, tai kažkaip galvoju, kad jau tokius net labai smulkius dalykus pavyko parodyti. Aišku, visada galima geriau ir kaip visada visi kūrėjai sako finansavimas, jeigu būtų finansavimas, gali laisviau žiūrėti, nes kai kažkur sėdi archyvuose, tai tu dar turi nueiti į darbą arba užsitikrinti, kad galėtum susimokėti, kaip aš sakau, už elektrą ar už visus tokius dalykus. Tai man pamoka yra tokia, kad jauniems žmonėms pradėti kūrybinį darbą Lietuvoje dėja iš tikrųjų labai sunku, ir man tikrai režisierius tą pritars, kad tikrai yra labai sudėtinga.
O kas vedė į priekį, tai, nu, tai vat, kad aš galiu kalbėti su filmo herojais ir tiesa, tas supratimas, kad tai yra kažkaip labai svarbu ir labai įdomu atėjo tikrai ne tada, kai man buvo 25 metai, šiek tiek vėliau. Tai tas ir vedė į priekį. Aišku, aš turiu pasakyti, kad turiu ir truputėlį asmeninį ryšį. Šiame filme pasirodo ir mano dėdė, Liudvikas Narcizas Rasimavičius, ir dėl to aš apie jūs žinojau iš jo pasakojimų, žinojau iš visokių istorijų, kurios buvo pasakojamos tuomet, kai buvau paauglė arba vaikas. Ir man atrodė, kad čia jūs esate dėdės. Ir man atrodė, kad čia visi viską žino. Tai tokie labai asmeniniai dalykai. O visą kitą, manau, kad perskaitėte ir tas mažas tokias istorijas iš to. Tai dar kartą labai ačiū, kad išlepinot mus kaip teisininkų kartą. Profesoriau. Taip. Aš vis dėlto noriu kai kom papildyti arba dar. Nu, čia šitoj knygutėje mano yra labai maža replika, pikta replika, kritiška replika dėl to Juzėno filmo, kuriam kažkaip buvo užsakyta, padaryta, padėta į archyvą ir niekas jo ir nematė, bet aš mačiau. Kai aš mačiau, tai aš ir parašiau. To irgi niekur neskelbiau, bet aš šitoj knygutėje įdėjau. Vis dėlto tai yra tokie dalykai, kurie yra, nu, kaip ir didelės istorijos medžiagų, visokių šlakas. To šlako labai daug, kartais jis turiningas. Reiškia, archeologai šiukšlynuose atranda vertingiausių įrodymų, kaip žmonės kažkada gyveno. Žinai, ką jie valgė ir kaip jie vieni kitus žudė ar kokius podus lipdė. Žinai, tai iš tokių šiukšlynų, nu tai nesakau, kad tai visai šiukšlynas, tas anas filmas, jis kur nors guli, kada nors gal bus kam nors įdomu pažiūrėti abudu tos filmus greta, kaip galima iš skirtingų kampų apie tą patį pasakoti ir dar ne viską papasakoti, bet ir tame šlake, kur, nu, pagrindiniai autoriai ten yra Lapinskas ir Juršėnas. Labai daug pasakojantis, nors jis nieko bendro neturėjo su konstitucijos darbu, bet jis ten didžiausias ekspertas tame filme, aiškina viską. Ir kaip Landsbergis kenkė, nu ir ten Lapinskas aiškina, kaip kenkė Landsbergis, kad nebūtų konstitucijos. Bet tai čia jų reikalas. Bet ir iš ano filmo yra nuostabių fragmentų. Nu, žinoma, jūs negalite kartoti, jums negražu būtų. Bet ten, kai jau konstitucijos tas suvestinis, kompromisinis projektas yra, tai turbūt tas pats Juzėnas ir klausė, arba kas nors klausė tų oponentų buvusių. Ir man rodos, tai yra Lapinskas, kuris sako, čia Landsbergis gavo viską, ko norėjo, žinai, čia tas konstitucijos projektas, tai toks landsberginis. O kada klausia Jarašiūnas sako, tai čia komunos projektas, bet mes reikėjo nusileisti, nu kitaip nieko nebūtų. Mes nusileidom su to komunos projektu. Tai kaip atrodo, net užbaigus darbą, čia tarp kitko buvo labai graži jūsų konceptuali idėja sutarimo konstitucija, kažkur dingo. Man iš pradžių patiko labai sutarimo konstitucija. Bet tai va toks ir sutarimas. Reiškia, nu reikia, nu sutinkam, tegu būna, o paskui, vis tiek, čia ne tik čia Landsberginė, o čia komunos konstitucija. Vieniems taip, kitiems taip, žinai, taip ir lieka. Galų, nežinau, po 30 metų gal apsitrinė tie kampai ir dar jų abiejų galima paklausti. Jie ir dabar taip vertina ir panašiai. Tai va tokie yra tie įdomus dalykai. Ten užfiksuoti, tai yra irgi faktas.
kaip autoriai vertina darbą po to, kai jis atseit jau sėkmė, sutarta, padaryta. Čia Landsbergio projektas. Čia komunistų projektas. Tai vat, taip atrodo mūsų gyvenimas, žinai, kaip sako filosofai, toksai selevi. Profesoriu, baigiamosiom pastabom, prašau. Gal tiesiog pratęsdamas tai, ką profesorius sakė dabar, tai turiu prisipažinti, kad kai jau tas kompromisinis variantas buvo padarytas ir Lapinskas jį pamatė ir kiti pamatė, tai einant ant laiptais leidžiantis, Lapinskas sako Juozui Žiliui: tai ką, su tėtušiu susitarėt? Kiek jums už tai sumokėjo? Bet profesoriau, niekas nesumokėjo, būtų gerai. Dirbom po 16 valandų per dieną ir nieks nesumokėjo. Tai. Antras dalykas, toks tiesiog parodo prezidento vaidmuo valstybėje. Viena iš frazių. Ir dabar, reiškia, konstitucijai nenumatyta, kad prezidentas galėtų ką nors padaryti ministrams. Ministrai prezidentui nepavaldus. Ministrai pavaldus tik ministrui pirmininkui. Bet Seimo nariai turės teisę pateikti paklausimus ministrams. Ir tie turės Seime atsakyti. Tai dabar profesorius klausia Žilio: tai kaip dabar, prezidentas ir nieko negalės padaryti ministrui? Žilys dabar atsako: amžinatilsį, aš taip kalbu, reiškia, tai pirmininkė, tai prezidentas visada ras politinių būdų ir panašiai daryti įtaką ministrams. O profesorius sako: tai ką norit pasakyti, kad ir aš turėsiu turėti kokį nors vieną ar kelis savo deputatus, kad per juos galėčiau paklausti ministrų? Tokių buvo gražių dalykų, buvo smagių dalykų. Dabar, jeigu apie filmą, tai Ieva, nuoširdus jums ačiū už tai, kad čia parodyta arba atsispindi įvairūs požiūriai. Ir palyginus su pirmuoju filmu, apie ką minėjo profesorius, tai jis yra visapusiškesnis. Nes iš tiesų negali būti vienmatis požiūris į tą procesą. Jis buvo labai sudėtingas. Ir tik tai žvelgiant iš visų kampų, išgirstant visus oponentus, ir galima susidaryti kažkokį tikresnį vaizdą. Tas pirmas filmas, jis buvo, man atrodo, ten atsispindi to žmogaus požiūris arba į politinę partiją, arba į žmogų personaliją, arba dar kažkas ir panašiai. Nes po to, kai jau išėjo tas filmas ir mes jį pamatėm, aš paskambinau jam, sakau, tai kodėl nėra profesoriaus? Taigi jis vadovavo tai derinimo grupiai. Atsakymas jis truputį buvo keistas ir pribloškė. Tai aš kelis kartus jau interviu su profesoriumi Vytautu Landsbergiu dariau, manau, kad nereikia, dar aš norėjau dabar kitaip parodyti. Tai matot, taip filmų kurt negalima. Patinka, tau nepatinka, ar ten partija, ar ideologija, ar profesorius, ne visiems patinka profesorius, visa ta Lietuva žino. Bet taip negalima kurti istorijos, nes tai yra netikra istorija. Tai yra netikra istorija. O Ieva, jums pavyko padaryti tokį platesnį požiūrį atskleisti. Ir dar ko aš džiaugiuosi šitam filme, kad jums pavyko parodyti netgi tą platesnę Lietuvos istoriją. Vis tiek tie įveikiai, mitingai, demonstracijos, jauni žmonės ir kas atidesnis matė, kad tikrai kaip atrodė Pilies gatvė tada ir kaip atrodė dabar. Tai aš manau, kad jūs padarėt labai reikšmingą darbą, kuris tikrai turi tokią išliekamąją vertę. Ir iš tokių fragmentų, iš tokių archyvų ir po 50 metų ir po 100, kažkas gal prisimins, kaip gimė
ilgiausiai Lietuvos istorijoje galiojanti Lietuvos Respublikos konstitucija. Ačiū profesoriau. Taigi filmas apie darbą valstybei, apie atsakomybę. Pats filmas padarytas už dyką, apie žmonės, kurie parašė konstituciją už dyką. Ir man, ką profesorius baigdamas sakė, platus istorinis kontekstas, jaunimo demonstracijos. Bet ne tik demonstracijos, man didelį įspūdį padarė režisūrinis sprendimas tiesiog parodyti žmonės gatvėje, kaip jie vaikšto. Ta prasme, ta konstitucija nėra į orą, jinai yra žmonėm, pagal ją mes dabar gyvename. Ir tai parodyti vaizdu, kad šita konstitucija, sakant, kabo virš mūsų, kaip visamatanti Dievo akis, tuo metu, kai mes stumdome vežimėlius su vaikais gatvėse, kai bendraujame kavinėse, kai skaitome knygas, kai darome viską. Tai darė, daro ir darys dar ilgai poveikį mūsų visų gyvenimams. Tai yra nepaprastas istorinis nuopelnas, tai, kas buvo padaryta su ta konstitucija ir filmas, manau, tą labai gerai parodo. Tai pabaigai prašyčiau aplodismentų diskusijos dalyviam ir kūrėjai.